Sausio 29 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas. Šių metų meninio skaitymo konkursas buvo skirtas Kristijono Donelaičio 300-osiams gimimo metinėms atminti. Mokiniai atvyko iš įvairių rajono mokyklų. Iš Prienų Žiburio, Jiezno, Veiverių, Tomo Žilinsko gimnazijų, Stakliškių vidurinės mokyklos, Prienų Ąžuolo progimnazijos, Prienų Revonos, Išlaužo, Balbieriškio pagrindinių mokyklų. Na, o dalyvius vertino Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorė Doloresa Kazragytė, Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė ir Birštono gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Vilma Skiauterienė. Konkursas buvo suskirstytas į dvi grupės – 5-8 klasių ir 9-12. Poetas prasideda žemė, jo šaknis tavi ir many. Savyje poeto ieškokim. Atsiremsiu, sakau, į nedidelį žemės sklypelį, vadinamą Lietuvą. Žvilgsnį, mintį ir širdį joje panardinsiu, joje turi būti geležies, turi būti metalo, nes kitaip ji žmonių ir poetų nebūtų pagimdžiusi. Šiandieną išklausėte jau visus skaitovus. Kaip vertinate juos? Toks labai sunkus klausimas, nes dabar galvoj dar užėmės, visus ten painiojamės, kol prisimenam kiekvieną atskirai. Aš tik tai pasakysiu tiek, trumpai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad aktoriui, profesionalui, išdirbusiam labai daug metų teatre, atsistoti be nieko, be dekoracijų, be kėdės, be jokio įsitvėrimo, be daikto ir paskaityti monologą, eilėraštis tai yra monologas, Donelaitis irgi yra monologas, nesvarbu. Tai yra pati aukščiausia užduotis, kokia gali būti. Dėl to, kad dialogas, vaidybinės scenos tai yra niekai. Taip, kad jūs visi darot nepaprastai sunkų išbandymą. Ir iš tikrųjų, kai aš dabar taip pasižiūriu, jūs galvoju, nuostabu visų pirma, kad yra dalyvaujančių, norinčių ir vyrų, vaikinų yra, mergaitės tai jos dažnai mėgsta ten skaityti, tai čia nenuostabu. Ir antras dalykas, kad skaitot Donelaitį, kurio taip atvirai sakant, aš pati savo jaunystėje visai nemėgau. Man tai praplaukdavo tie būrai ir tas visa kita. Aš tik dabar pradedu, tarp kitko įsiklausydama, kaip jūs skaitot, kad kokia ten yra gelmė ir koks ten yra protas ir koks ten yra įdomus šitas Donelaitis, kurį mes jau beveik užmiršom. Va, ir ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad tiesiog tai yra šviesos salelės, tai yra Prienai, dar tie konkursai, kiti ten miesteliai, Rokiškis, Kupiškis, kur vyksta tie visi konkursai, tai yra mažos šviesos salelės, mažos saulės nušviestos salelės, kuriuose vyksta tai, kad siela nenumirtų, kad išliktų žodis lietuviškas, kad jaunimas tikrai pajustų, kad galima per poeziją, per žodį pakilti, kažką gražaus pasakyti ir savo, ir kitiem. Labai džiaugiuosi. Ir kad kuo daugiau būtų tų konkursų. Ir prasidėjo mažučiams vargo dienelės. Prasidėjo gyvenimas, kaip visų tų, kurie neturi kam pasiguosti, už kuriuos niekas neužstos. Išmanysite velniukščiai cibulės skonį, murmėjo Strypeikienė ir neikė vaikus, kaip tik įmanė. Šluotos beveik neišleisdavo iš rankos, apsisukdama talžėje, kur papuolė, o nuo keiksmo, kaip žmonės sako, žemė linko. Žinome, kad ir praėjusiais metais jūs dalyvaujate šiame konkurse kaip komisijos narė. Ar ne taip? Taip. Ir kaip vertinate ir praėjusius, ir šiuos metus? Ar šiais metais buvo geresni skaitovai, ar ne? Žinot, taip negaliu atsakyti vienareikšmiškai. Tikrai negaliu. Visų pirma dėl to, kad nepasakyčiau, kad, žinot, per mano akis tiek praeina per Lietuvą visokie susitikimai ir skaitimai ir konkursai ir visa kita. Aš nelabai gerai prisimenu. Aš tik tai noriu pasakyti, kad ir pernai, ir šiemet, banguoja panašiai. Yra labai talentingų,
Yra, kurie yra mokytojų išmokyti ir skaito jau taip, kaip mokytojai liepia, nors aiškiai matai, kad galėtų geriau skaityti, jeigu duotų laisvę tam moksleiviui, tam jaunam žmogui. Ir tiesiog, kaip visada, yra, kurie labai nori skaityti, bet gal nelabai gali skaityti, bet nesvarbu. Čia ne rezultatas svarbu. Svarbu, kad gal svarbiau, kad nori skaityti, o negu kad, pavyzdžiui, yra ir šiais metais, ir anais metais būna, kur tu matai, kad labai geri daviniai, gali skaityti, bet jis kažkaip taip, kaip per prievartą, taip, mokytoja prikalbėjo, taip, maždaug skaitysiu. Tai labai noriu kažkaip atkreipti tuos dėmesį, kurie gali skaityti, bet jie ar pritingi, ar galvoja, kad čia ne oru skaityti eilėraštį, o iš tikrųjų tai yra labai oru, labai reikšminga, labai gražu, ypatingai vaikinai, kada skaito, dėl to, kad sielos maisto mums labai reikia, ypač jauniems žmonėms. Ir baikit su tais kompiuteriais ir tais internetais visą laiką įlindę į juos, skaitykit knygas ir poeziją. Bet jau vilks per daug girdėdams, ko nepadūko ir papykęs iš kerštų visas išputų. Tič, tarė, tu bezliepi čia man laikyk savo snukį. Aš neteisę dar niekados nesudėjau provą. Ar nežinai, kaip po tavo tėvas man pievą nuganė ir mama su bostrai žolę nuėdė? Bet ir tai negana. Širdis juk plyštėtų ir plyšti. Jūs iškadininkės tik plastą darot. Todėl jau jūs daugiau karalius draudžia laikyti. Irgi mane ant to kilai liepė daboti. Man paveldėta ir visus neprietelius bausti. Ir iškadininkams visur raspustą uždrausti. O šiandieną pagal kokius kriterijus vertinsite dalyvius? Žinot, ne aš viena yra, bet mūsų nuomonės daugmaž kažkur tai sutampa. Visų pirma, aišku, yra tas, kitą kartą labai raiškiai skaito ir gražiai žodžius taria. Bet tu jauti, kad čia yra ne jo, čia yra išmokyta. O kitą kartą, kaip ir jūs pati, pavyzdžiui, skaitėt, aš matau, kad jums tai skauda, kad tai yra jūsų. Kad tai yra jūsų tema, kad tai yra jūsų širdies kažkokia daina, kažkoks maudulys. Turbūt tai yra svarbiausia, kad ta medžiaga atitiktų tai, ką skaito jo. Kad tai būtų jo, kad jam rūpėtų tai, ką jisai skaito. Su Donelaičiu sunkiau. Vienas kažkaip įkerta ir suvokiam daugmaž, o kitas tai tik tai atskaito gražiai tą hegzametrą. Tai, ką padarysi, nesvarbu, vis tiek. Smagu, kad vyksta tokie konkursai. Jums garbė, kad vindas jūsų sukreipėsi sukdams, pakulų bėlinų kodelį nupeša greitai. Jums garbė, kad staklis prieš pavasarį trinka ir šaudiklis išyva šokinėdama tarškia. Jums garbė, kad audeklėliai jūsų nausti ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga. Rods tiesa, visai reik pilvui reikalą provyt. Jam negana, kad tik iš viršaus įdabinėjom, bet ir iš vidausis nor kasdien pasilinksnyt. Tad jums pilvai nuogi dėliai pasiklonios, kad jūsų mylista jos ir vėl apdenk nepatingot. O ko galėtumėt palinkėti visiems dalyvavusiems skaitovams? Kad dalyvautų ir toliau, kad taptų aktoriais, skaitovais, kad pasirinktų pašaukimą pagal savo širdies balsą. Nes vienas 11-okas taip nuostabiai skaitė Maironio muziejui kažkada tai prieš keletą metų, sako, norėčiau būti aktorius, bet tokios mažos algos taip mažai moka. O jeigu nepakliūsi į televiziją ar į reklamą, tai kaip išgyvensi? Kelintą kartą dalyvauju šiame meninio skaitymo konkurse? Pirmą. O kaip sugalvojai sudalyvauti čia? Mane paskatino mokytoja. O šiandieną ką skaitei? Skaičiau Eugenijaus Matuzevičio apie Donelaitį ir ištrauką iš Marijos Gripės kūrinio Hugas. Kaip vertini savo skaitymą? Kaip manai, ar galėtum laimėti? Kaip pirmą kartą tai labai jaudinausi. Manau, galėjau geriau. O ką tau duoda šis meninio skaitymo konkursas? Ką duoda? Nežinau, pasitikrinu gal pagal kitus.
Kelintą kartą dalyvauji šiame meninio skaitymo konkurse? Rajoninėme tai pirmą kartą. O ne rajoninėme mokyklos? Mokyklos tai trečią. Kaip manai, kodėl praėjusius kartus tu nepatekai į rajoną? Ko trūko tavo pasirodymui? Nežinau, šiaip anksčiau visą laiką sakydavo eilėraščius. Ir man labiau tinka prozus ir jau ne vienas mokytojas sakė taip ir tiesiog šiais metais pasiėmiau prozus kūrinį ir galvoju, man labiau sekėsi dėl to. Kaip manai, kaip tau šiandien sekėsi, kaip paskaitei? Galėjau ir geriau, tikrai galėjau ir geriau, ir kažkaip nežinau. O ar norėtum patekti į kitą etapą? Čia jau kaip nuspręs komisija šiaip. Aš atėjau čia ne tai, kad laimėti, ar kažkur tiesiog atėjau parodyti, ką sugebu ir viskas. 5-8 klasių grupėje 3 vietą iškovojo 8 klasės mokinė Kotryna Jurkutė, 2-7 klasės mokinys Raimondas Giedraitis ir 8 klasės mokinė Daina Mazuronytė, o 1-8 klasės mokinė Ieva Laurinaitytė. Tarp 9-12 klasių grupės 3 vietą iškovojo Karolina Klimavičiūtė ir Justina Vindziulytė, 2 Silvija Atsaitė ir Rugilė Žurauskaitė, o 1 Gytis Raškevičius. Pirmosios vietos nugalėtojams linkėme sėkmės kitame zoninėme etape. Džiugu, jog tęsiamas meninio skaitymo konkursas, o mokinių norinčių jame sudalyvauti nemažėja.